Sveiki visi ir šiandien aš ne veltui esu YouTube sporto skiltyje, nes nusprendžiau apžvelgti ekstremaliausius ir geriausius parkūro meisterius Lietuvoje. Taigi radau žiauriai gerą filmą YouTube'e ir tai vadinasi veiksmo filmas Parkūro meisteris. Įkėlė Lukas L2, 21 subscriberis, tai reiškia, kad jis jau rimtas. 1539 peržiūros, labai daug palyginus, net aš tiek nesurinku. 6 laikai, 39 dislaikai. Komentarai, čia nuolai taip. Sorry, kad taip žiauriai, to daugiau tikrai nebus, o jei norit dar žiauresnio, tai pažiūrėkit čia. Šitą pasiliekam, intriga. Gerai. Operatorius kameras nelaiko, pritariu, nubai nuobodu nemokat parkourą. Man atrodo, pats laikas pažiūrėti, kas čia per filmas. Labai įdomu. Pradėkime. Šio vakaro žiniose į Jonavą atvyksta parkūrmeisteris 12 valandą rytoj. Išsamu. Reiks nuvažiuoti pasižiūrėti. Man atrodo, čia gal parkūrmeisteris. Ateina gerbėjas. Čia pasirašė. Viskas aišku. Žiūrim, oi, kažką darys dabar. Gerai. Fulą darys. Hello. Susilaužė čiurną. Opa. Gerai, neblogai, neblogai. Geras, sakai, nemokėčiau. Geras. Pergalė šokis. Filmuoja mane, va. Aš būsiu žvaigždė. Labą dieną, aš filmuotojas. Gerai. Gerai, man atrodo, reikia biškį prasukti. Du triukai. Pirmas būtų toksai. Saulutė. Ne saulutė. O tai kas? Ai, šitas. Įsilaikė norą biškį. Koks akcentas. O va čia jau saulutė. Eik, rimti triukai čia. Susitiksime kitą kartą. What is that? Gerai, čia kaip supratau, tas pats per tą patį bus. Man labai patiko triukai jų. Tik galėtų kameras taip nekratyti. Bet jinai sunkoka biškį. Taigi, jeigu norite, kad aš pabandyčiau padaryti tokius mirtinus triukus, parašykit komentaruose. Gal ką nors reiks pabandyti čia. Man iššūkis bus. Taigi, galime važiuoti. Taigi, radau dar vieną labai gerą video, kuris vadinasi Parkūras ir Astijaus šokis. Įkėlęs Jazzdomas. 38 subscriberiai. Vėl peržiūro 1193, tiek niekada nebaus. Beveik, man atrodo, nebesurinksi daugiau po šitą video. 10 laikų, kiem 8 dislaikai. Vlogas parkūrinam ir šokam. Nesąmonė, pasižeminat prieš žmonės. Nieko nesugebat. Tikras šūdas, aš 3 metus mokinausi parkūr, viską geriau padaryčiau su EU. Wow. Man atrodo, jam dar į mokyklą reikia biškį nueiti. Lol. Gerai, užtenkam. Einam prie video ir įsiklausom gerai. Sveiki visi, su jumis aš Domas Gaming ir šiandieną filmuoju savo video vlogą pirmą ir šiandieną mes parkūrinsime. Jūs pasakėte žodį parkūrinsime su tokia intriga. Man jau patinka. Pradėkime. Nuo pradžių kažką triukus rodys Danas. Jūs matote Dano triukus. Danas rodo triukus. Ir kaip matote, jis nieko nedarys. Žinokit, kad jis nuvas, važiuokit, jo face. Tai koks čia triukas, nežinau. Nu gerai, tai jis nieko nedarys. Sakė, kad kažką darys, nu tai daryk.
Mirtinas triukas. Gerai. Nu? Gerai. Gerai, šitas irgi profesionalas. Parkūro aplinka. Tai bus pirmas parkūrininkas skaičiausias. Antras parkūrininkas Danas. Trečias Dabar aš Kietuolis su savo batais. ir Astijus. Aš dabar parkūrinu. Kodėl jis rėkia? Biggest parkour in the world. Gerai, galim biškį pasukti. O, čia kažkas buvo rimto. Nežinau, ar pastebėjot, bet kameramenas yra jau uždusęs, nors dar tik prasidėjo video. Jie žiauriai krato kamerą, aš ten nelabai suprantu, kas vyksta. Nu, matot, aš jau kitoj pusėje išdrįsau peršokti. Dabar jis Neblogas iššoks per sporto šitą salė. didelę skylę. Bum, 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 parkour. O kas dabar? Man žiauriai primena tas bėgimas farų laidą. Bet, tai va, jeigu norite, kad aš pabandyčiau tokius mirtinus triukus ir nufilmuočiau, padaryčiau kaip ir tokį video, paspauskite būtinai like. Na, dabar pamatysite, kaip O. Astijus šoks. Astijus šokis. Jo. Dabar jūs pamatysite Astijus šokį. Keliu. Radau dar vieną labai gerą video, kuris vadinasi Trukai. Būtinai parašykite trukai su U. Trukai ant batuto. Žalias lapas. 9 subscriberiai, mini triukai, 1020 peržiūrų. Neblogai, 30 laikų, kiam 4 dislaikai. Aha. Kaip lengva mano mama moka loser geriau nedaryk tų video. Rizos vaikas. Geriau toliau net neskaitysiu. Tu dukas. Tu dukas. Kulverstukus daro. Ai, gerai. Motyvuojantis komentarai. Sveiki. Šiandien mes filmuosime tokį video, kaip ant batuto daryti salto triuką. Taigi, pradėsime. Kai surinksime 5 laikus, tada filmuosime video, kaip atsistoti ant kojų. Čia dabar... Kaip atsistoti ant kojų? Tipo, labai sunku. Atsikeli ryte iš lovos ir nebegali atsistoti ant kojų. Bus kaip ne ant kojų. Pradžia. Pirma reikia mokytis daryti kulverstuką. Atrodo, kad būtų ant kameros plėvelio užsiklijavę. Nagi, 2 kulverstukus padariau, dabar salto daromas va taip. Iššokinėt labai gerai, aukščiau už batuto tinklus. Jo, jis tikrai išsišokinėjo aukščiau už batuto tinklus. Iššokinėti geriau. Šokinėja. Nu, pasiruošiam rankas ir šokam. Bum. Taigi, kai mes iš pirmo pamiršau pasakyti, reikia išmokti va taip. Gerą grupiruotę pas jį. Todėl, kad kai... Pavada. Kam reikia šito? Darant salto. Kuo tai padeda, aš nelabai žinau. Na gerai. Todėl, kad kai įsišokinėjam, darome salto, atsistosim ant subinės, Atsistosim ant subinės. Atsisėsim ant subinės ir ant kojų dariau. Nagi, žiūrėkite kaip. Na, supratau, bet čia nežinau, ar to labai reikia. Man kad nors reiks pabandyti pasižiūrėti šitą tutorialą ir pasimokyti. Pažiūrėsim, ar
pavyks man išmokti pasižiūrėję šitą tutorialą ir taip galėsim įvertinti jį teigiamai arba neigiamai. Turime dar vieną rimtą čiuvaką, kuris vadinasi Gangsteris Lokys. Pamoka, kaip padaryti salto smiley face, 5-7 peržiūros, 8-4 dislaikai. Pamoka, ane, tu tik rodai, kaip darai. Čia tipo pamokėjai. Ir vėl saltą, tai pradedam. O, plakut iš naujo, biš nepavyko. Meisterė. Vos neužsimušė. Šoninė. Šuonė. Plakut. Čia nežinau, ar šonis, bet nežinau, kur čia buvo pamoka. Tikiuosi, kažko išmokau. Šiandieną jau bus viskas. Jeigu patiko, paspauskite like ir subscribe. Su visais atsisveikinu ir iki.